Vyrų sveikatos sutrikimai itin susiję su tikru vyrišku organu – prostata. Negydomi jie gali kelti pavojų bendrai organizmo būklei ar net peraugti į vėžį. Kiti pokyčiai, lemiantys prostatos veiklą, pavyzdžiui, andropauzė ar gerybinis prostatos išvešėjimas, vėliau ar anksčiau neišvengiamai atsiranda su amžiumi, nors teisingai elgiantis procesą galima atitolinti. Man dabar 46 metai ir jeigu imti tą tiesą apie žmogaus kūną, tai iš tikrųjų jisai sensta, ir tas neišvengiama. Tai kiekviena liečia ir su metais mūsų tos reprodukcinės savybės jos silpnėja. Geriau užkirsti kelią iš anksto tam, kas bus. Sergant gerybinę prostatos hiperplazija gali stipriai blogėti gyvenimo kokybė. Lytiniai santykiai jau yra netokie svarbus. Reikia labai individualiai vertinti kiekvieną pacientą. Kai pradeda mažėti testosterono kiekis, vyras gali pajausti, kad pas jį yra nebe tokia jėga, kokia buvo anksčiau. Gali kaulai pradėti retėti, gali pasikeisti vyro svoris, gali pradėti augti svoris. Gali pradėti atsirasti įvairių dirglumų, nuotaikos sutrikimų, miego sutrikimų. Aišku, reikėtų nepamiršti ir seksualinio potraukio sutrikimus, erekcijos sutrikimus, libido sutrikimus. Be abejonės, šiais laikais mes, kadangi viską greitai darom ir turim viskam pakaitalus, tai mes, taip sakant, savo gyvenimo kokybės pagerinimui turim papildus. Sopalmeto arba tiesiog gulsčioji sirenoja tai ypač vyrų organizmo naudingomis savybėmis pasižymintis augalas. Jie jums svarbi aukšta gyvenimo kokybė. Išbandęs ne vieną profesiją, masažuotojas Tomas be baimės pasitinka vyrams neišvengiamą periodą andropauzę. Per spalvingą gyvenimo patirtį jis sužinojo, jog puikus jos atitolinimo kelias yra sveikas gyvenimo būdas. Kartu Tomas akylai stebi vyrams svarbaus hormono testosterono lygį, jį palaikydamas specialiais maisto papildais GOLO. Sveikas gyvenimo būdas susideda tiesiog iš, galima sakyti, mažų žingsnelių. Tai irgi labai, kaip pasakais, platus spektras, tai ir sveika mityba, ir sveikas gyvenimo būdas, pozityvus mąstymas, darbas susijęs su tai, kas tau patinka, turėti tą vyrišką pajėgumą, jeigu tu rūpinsi savimi ir pasinaudosi tą galimybę iš gamtos ten pagerti ir ten pasportuoti, pozityviai mąstyti. Jeigu mes stiprinsime vieną, automatiškai stiprės ir kitą. Jeigu užleisime vieną, automatiškai silpnės ir kitą. Nebus, kad ten paims ir tavo vyriškumas ten per savaitę ir atsistatys, jeigu tu jį užleidai. Jeigu bloksta lytinė potencija, tai yra didelis signalas gydyti viską, ką reikia. Žmogus gal kartais ir nepajaučia vieno dalyko, kad ima mažėti būtent testosterono. O testosterono lygio mažėjimas tai ir yra ta vadinama andropauzė. Kaip jį palaikyti? Tam yra ir maisto papildai, tam yra ir testosterono preparatai, to vyriško hormono preparatai. Yra maisto papildai, kuriuose yra tam tikrų medžiagų, dažniausiai tai augalinės medžiagos. Jeigu žmogui išaiškinsi, kam ir kodėl, didžioji dalis vartos ir bus gerai. Iki 50 metų jau galima, ne taip, kad pergyventi ten, nereikia pergyventi, reikia tiesiog iš anksto išgerti, aš manau, iš gamtos duota Dievo dovana, ta tabletė, bet jinai yra natūrali gamtos dovana, tai yra žolelių ekstraktai, kurie palaiko mūsų tą visą sistemą pilnavertiškai. Tai yra tam tikri fitopreparatai. Ir iš tikrųjų tai labiausiai paplitęs pasaulyje yra Sirenoja repens, tokia palmė iš Amerikos, ir vyrai, kurie pajaučia tam tikrus gerybinės prostatos hiperplazijos simptomus, ypač lengvus simptomus, tačiau dar nereikalauja medikamentinio gydymo, jiems dažnai paskiriam fitopreparatus, kurie yra pakankamai veiksmingi, bent jau tam tikrą laiką ir atitolina ligos progresiją. Nėra labiau ištirtos vaistažolės negu Sirenoja repens. Ką rodo praktika? Praktika rodo, kad tam tikras efektas yra. Tiems vyrams, kurie nori ir pageidauja prevencinės priemonės. Testosteronas yra svarbus vyrui ne tik tai jo vaisingumui. Žinoma, tai yra vienas iš požymių, kas pradeda kisti, tai vyras gali būti nebe toks vaisingas. Bet kitas yra svarbus požymis, tai yra prostatos lygos. Labai svarbu palaikyti testosterono kiekį ir palaikant testosterono kiekį. Testosterono boosterių tikrai yra. Tarp veiksmingų boosterių ženšenio, eleuterokoko, makos gydytoja ypatingą dėmesį skiria gulsčiajai sirenojai
kuri sudaro veiksmingo maisto papildo Golo esmę. Gulščioji serenoja, tai yra visiems žinomas papildas. Gulščioji serenoja, sopalmeto, tai irgi yra preparatas, augalas. Iš jo yra ir milteliai, ir kapsulės. Reikėtų visus testosterono boosterius derinti su gulščiaja serenoja. Sunokusiuose šių palmių vaisiuose gausu biologiškai aktyvių medžiagų. Net 17 riebiųjų rūgščių, fitosterolių, flavonoidų, rutino, kvercetino, kemferolio, taninų, aminų, polisacharidų, beta-karotino, mineralinių medžiagų. Šie nelabai malonaus skonio vaisiai tinkami prostatos ir reprodukciniai funkcijai palaikyti ir taip pat tvirtina praeityje atlikta daug šios palmės ekstrakto tyrimų. Kai kurie iš jų rodė, kad ekstraktas gali būti naudingas prostatos gerybinės hiperplazijos atvejais ir ne tik. Mokslininkai ten naudoja ir kaip sakoma, perdirba ir pateikiam žmonėm kaip papildą, kuris tikrai tarnauja kaip draugas, galima sakyti. Todėl jau geriau pasirūpinti iš anksto, kad šitas produktas palaikytų tą vyrišką jėgą, tą vyrišką funkcionalumą. Gulščiosios serenojos preparatai yra labai tinkamas augalas priešinei liaukai gydyti. Kodėl šitie? Ten yra tam tikra biocheminių procesų grandis, kuri, kaip ir kalbėjau, testosteroną verčia dihidrotestosteronu, kuris po to pavirsta estradioliu, moteriško hormonu. O jisai jau skatina priešinės liaukos didėjimą. O būtent gulščiosios serenojos ištrauka, aliejus ten, jisai neleidžia tai grandžiai tęstis. Jisai nutraukia testosterono virtimą į dihidrotestosteroną. Ir tuomet, kada testosterono lygis palaikomas aukštesnis, estradiolis mažesnis, prostata geriau dirba ir jinai netaip didėja. Greičiau simptomai praeina ir žmogus jaučiasi geriau, jo gyvenimo kokybė geresnė, tai jis naudoja papildus. Gulščiosios serenojos nauda siejama su prostatos, šlapimo takų ir testosterono problemomis. Gola yra efektyvus ir inovatyvus maisto papildas vyrams. Unikali 3 sluoksnių fast slow pasisavinimo technologija. Maisto papildo Gola rekomenduojama suaugusiems gerti po 1 tabletę per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Gola tiesiog renkuosi dėl to, kad yra natūralus produktas. Iš tikrųjų tai yra nuostabus augalas ir gamta duoda stebuklus, tik tai reikia ją pasinaudoti. Aš vartoju tikrai ilgą laiką, jau daugiau negu pusę metų ir tikrai rezultatai yra mane tenkinantis, kaip sakoma, ir mano moteris patenkinta. Tai ir aš labai džiaugiuosi.